Sveiki, įsijungę tinklalaidę apie STEAM. Čia mes kalbame apie ateities mokslą, kas jį kūrė, koks jisai yra ir kam jisai yra skirtas. Ir šiandienos mūsų tinklalaidės tema yra robotai, lazeriai ir 3D spausdintuvai. Kaip mokiniai kūrė realius sprendimus, kaip jie kūrė, mes pakalbėsime su mūsų pašnekovais, o jais yra Andželika Rusteikienė, Lietuvos Junior Achievement direktorė. Sveiki. Sveiki. Algirdas Veversis, FabLab darbuotojas Panevėžio STEAM centras. Sveiki. Labas. Ir Rokas Bėnekas, Vilniaus universiteto metodinio STEAM ugdymo centro skaitmeninės gamybos laboratorijos metodininkas. Sveiki. Sveiki. Viskas puikiai. Labai ilgas pavadinimas, labai svarbios pozicijos, tai ačiū labai, kad šiandieną esate su mumis. Ir Algirdai, pirmas klausimas jums yra, tai kaip tie mokiniai kūrė tos prototipus? Labai, kaip ir bebūtų liūdna patiem mokiniam, iš lėto. Šitą vietoj prototipavimo pati idėja yra, kad iš lėto daryti žingsnius, mažus žingsnius, kurie leistų jiem patirti ir suprasti, kas jų projektų idėjose veikia, kas neveikia. Dėl to tai labai gražiai atsispindi ties tolimesniais siekiais, kai jie po to geba ateityje gyvenime pabandyti padaryti kažką didesnio, nes jie tiesiog neturi baimės suklysti, nes visas grožis yra kuriant prototipus, naudojant tas pačias technologijas, kurios galima pasiekti STEAM centruose, yra tai, kad galima klysti ir klysti nedideliais kaštais, nes tiesiog yra piku. Bet mūsų žiūrovams gal labiau taip, sukonkretinim, prototipas tai yra, reiškia toks modelis, kaip čia pavadinti jį? Bent jau aš kaip įsivardinu, kad prototipas yra trumpalaikis modelis, kuris leidžia pabandyti ar veiks. Ir šitą vietą, jeigu mano prototipas atitinka šias sąlygas, kad tai yra greitai surenkamas, pigiai surenkamas objektas, kuris gali patikrinti ar veiks, jau tai yra prototipas. Ir tai žingsnis po žingsnio, tas prototipas apsistato papildomom funkcijom, papildomom sistemom ir kas priveda prie realaus produkto. Gerai, ir mano sekantis tada būtų klausimas, o tai kas ateina su problema arba su problemos sprendimu? Nuo ko čia prasideda? Ar nuo sprendimo, ar ieškoma problema? Originaliai žymiai lengviau yra, kai yra problema, nes problema tą sprendimą yra lengviau negu sprendimui sugalvoti problemą. O galop jau kalbant apie pačius verslo standartus, reikia žmogui parodyti, kad tai yra kažkas, ko jam reikia. Nes padaryti daiktą, kurį niekam nereikia, gali visi ir tai neturės jokios naudos. Ir tada problema ateina iš jūsų iniciatyvos ar iš mokinių? Šiaip šitoje vietoje problema žymiai ateina dažniau iš mokinių, nes mokiniai, kadangi jie gyvena tame, jie mato kitaip pasaulį, mato pasaulį per savo prizmę, jie pamato dalykus, kurie man atrodo ganėtinai savaime suprantami. Dalykus, su kuriais aš susitaikiau, dalykus, kuriuos mes gebam išgyventi, jiem tai yra problemas, kurios jie nori spręsti ir tada jie spręsdami atranda sprendimus, kuriuo aš net nebūčiau pagalvojęs. Matome vieną iš sprendimų yra Roko rankose. Kągi čia turite, papasakoti labai? Čia turime vandens jutiklį, kuris yra atspausdintas 3D spausdintuvu. Jis suprojektavo mūsų darbuotojai ir irgi prototipus darėme kelis kartus, nes vis padarydavom per mažą dėžutę, per didelę dėžutę, kad būtų optimali. Ir mes turime problemą, kurią sprendžia mokiniai, kurią mes pristatome, tai yra, kad vanduo yra teršiamas įvairiausių įmonių ir kaip ekologui užfiksuot, kad yra užteršta. Tai mokslininkai yra nustatę, kai yra teršiamas vanduo, vandens lygis truputį pakyla. Tai ir mes turime, čia išeina laidai, jie įmerkiami į stiklinę ir jeigu kyla vanduo, pasiekia vandenį, tada užsidega viena spalva, tarkim mėlyna, po to žalia, jeigu dar aukščiau kyla, jeigu jau raudona, tada reiškia, vanduo jau pakilęs iki kritinės zonos, jau užterštumas didėja, bet jeigu dar kyla, tada čia mes turime garsiakalbį ir garsiakalbis pradeda kaukt ir ekologas atsibunda ir keliauja žiūrėti, kur tas užterštumas. Tai vaikai savo rankomis visą elektroniką, viską susikonstruoja ir patys pamato, kaip tas vandens lygis kyla ir kaip ta visa metodika galėtų veikti. Tuo pačiu mes integruojame ir chemiją, tai darome druskos tirpalus. Ir tada irgi matome, jeigu druskos tirpalas yra didesnis, tai lemputė šviečia ryškiau, o garsas sklinda greičiau, nes kuo didesnė koncentracija, tuo didesnis. Taip, tai laidumas didesnis. Atsimenu chemiją, tai? Labai gerai. Chemijos mokslai. Taip, supratau, bet jūs sakote, kad viską daro mokiniai, reiškia ir
spausdina patys ir patys išpjauna. Šiuo metu Vilniaus universiteto STEAM centre negali patys spausdintis, nes mes dar nesame atsidarę. Šiais metais mes dar tik važinėjame po mokyklas ir kai atsidarysim, tada taip pat ir jie projektuos. Pakol kas mūsų metodika yra 1,5 valandos, o tada, kai jau bus pas mus, tai bus 3 valandų metodikos, kur mokiniai atvyksta ir jie patys projektuos. Ar spausdinsis, tai dar klausimas, nes spausdinimas tai užtrunka ir to paties laiko. Taip. Bet tą visą projektavimą, modeliavimą tikrai taip. Ir taip suprantu, su tokiais prototipais jau mokiniai ateina Andželika pas jūs ir sako, duokite mums įmonės, kurioms mes galėtume, taip sakant, pitchinti šitą dalyką arba pristatyti, tiesa? Taip, iš tiesų labai žavu matyti ir labai ačiū, kad tiek daug dirbat su vaikais prototipavimo fazėje. Tai vat mūsų kasdienybėje STEAM centrai, FabLab laboratorijas tampa fantastinis eksperimentavimo erdvės, kur vaikai kūrė Lietuvos Junior Achievement mokomasis mokinių bendrovės. Tai yra pirmąjį verslą dar mokykloje, kurio metu ir ieško problemos, kokiagi problema yra šiandien rinkoje, kas jiems skauda, ar jų bendruomenė, ar Lietuvoje, ar visam pasaulyje. Ar tai būtų ekologija, ar tai būtų oro tarša, ar tai būtų maisto švaistimas ar ne. Ir tada jie, kai pagalvoja, kas jiems iš tiesų rūpi ir skauda, jiegi kūrė sprendimus. Ir labai dažnai pasibeldžia į technologijų IT mokytojų klases arba laboratorijas savo mieste, kur gali eksperimentuoti ir prototipuoti savo produktą. Tai netgi šiandien atnešiau kelis produktus, kelių mokomųjų mokinių bendrovių iš kelių mokyklų ir netgi skirtingų miestų, kaip simboliška iš Panevėžio ir iš Vilniaus, ar ne? Tai štai yra produktas iš Vilniaus, tai yra mokomosios mokinių bendrovės Airbuddy sukurtas produktas, kuris matuoja CO2 kiekį klasėje. Nes vaikai pastebėjo, kad kartais sėdėdami klasėje arba kokioje aktų salėje, kai yra labai daug žmonių, po 15 minučių visi stebuklingai pradeda žiovauti. Aišku, ką galvoja mokytojai, vaikam ir vėl neįdomu. O iš tiesų jam tiesiog pasirodo trūksta oro. Tai vaikai sukūrė sprendimą, kurie spausdino su 3D spausdintuvo. Čia yra ir jutikliai, ir mikrovaldiklis, ir jie gali matuoti, šis nuostabus katukas klasėje pastatytas, gali matuoti, kaip kyla CO2 lygis klasėje, irgi žalia, geltona, raudona ar ne nuo lygio, ir kai jau mokytojas mato, kad dega raudona lemputė, iš tiesų gali atidaryti langą, pravėdinti klasę, gali padaryti pertrauką su vaikais, gali kažką aktyviau padaryti ir žinoti, kad štai mums reikia tas momentas yra suaktyvinti. Tai tikrai mokomosios mokinių bendrovės patirty vaikai ir sukūrė produktą, ir prototipavo jų FabLab laboratorijoje, ir tuo pačiu šitą produktą pritaikė rinkai. Išėjo į rinką, keliavo į kitas mokyklas, beldėsi pas direktorius, klausė, gal ir pas jūs kartais irgi klasėse trūksta deguonies. Ir tai jam buvo pirmas pabandymas iš tiesų sukurti dalyką, kuriam reikia ir inžinerinių žinių, bet ir išbandyti save verslo pasaulyje. Kai sakiau apie Panevėžį, tai turiu irgi nuostabus ryškus, man atrodo, visas Panevėžys turi šitų nuostabių produktų. Tai yra irgi liofilizuoti šaltibarščiai. Mokiniai turi mokykloje galimybę turėti liofilizavimo aparatą. Tai štai, kasgi galėtų būti geriau už krepšinį, žinoma, šaltibarščiai. Kas galėtų būti lietuviškiau? Kas galėtų būti lietuviškiau? Tai irgi mokiniai sugalvojo, kad galėtų liofilizuoti šaltibarščius, juos net nuskraidinti galima ir į kosmosą tokiu pavidalu, ar ne? Tai štai mokiniai išmoko, kaip dirbti su gaminiais, ar ne, kaip liofilizuoti, tai yra ilgas, kantrus procesas, ir šiandien jau šitas produktas yra rinkoje sėkmingai pardavinėjimas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad, žinot, mūsų mokyklos, jos tampa tokios verslumo inkubatoriais. Tai va tiek VGTU inžinerijos licėjus, tiek Minties gimnazija Panevėžy, jie su mokytojų pagalba, ir čia didžiulė padėka yra mokytojam, ačiū už tai, kad jie vaikus praveda per visą procesą nuo problemos iki prototipų sukūrimo ir išėjimo į rinką, kur vaikai tada gauna tikrą grįžtamą ryšį. Tai ar tas produktas yra tikrai geidžiamas ar norimas, bet visą laiką žavu yra suprasti, kad jie jau kūrė aukštos pridėtinės vertės produktus, ar ne tik tai keksiukus iškepam ar žvakutės pagaminam, bet čia jau įdedam daug daugiau žinių, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, ar ne, ir tas žinias pritaikom praktiškai. Vaikams tas labai patinka, nes tada jie tikrai mato prasmę, kodėl reikia grįžti pas matematikos mokytoją ar pas fizikos mokytoją ir išmokti daugiau. Tai iš tiesų labai
smagu, kad laužamas tas stereotipas versliškumo, nes 90-ųjų kartos žmonės tikrai yra girdėję, kiek yra nudegusių, kad čia neverta, kad geriau eiti į kažkokį praktišką darbą nuo ten 9 iki 5 ir daugiau nieko, bet mano klausimas jums būtų toks, o nėra rizikos, kad mokiniai pradėjo kurti startuolius, tiesiog neto žodžio prasme, sakys, man nereikia mokslo, aš kaip Steve'as Jobsas arba kaip ten Gatesas, ne, kur nebaigė nei mokslo, nei nieko, iš karto kūrė verslus ir jie sako, mokyklai viso gero, mes einam gaminti šaltibarščių. Bet čia grožis yra tame, nes būtent paties verslo kūrimas, kadangi jis reikalauja tų žingsnių, kad žingsnis po žingsnio siekti, labai gražiai pasimato, kur trūksta, kur yra žinių stygius. Ir tada taip, gerai, mokinys gali neiti mokyklą, bet vis tiek tada grįžti prie tą pačią, kam reikės įgyti tas žinias, kad jis galėtų pasiekti tai. Ir tai labai gražiai tada susirašo su tuo, kad vis dėlto mokykloje mokamos teorijos, nepaisant to, kad jos gal ir ne visos yra panaudojamos, bet jos visada neša pridėtinę vertę pačiam žmogui. Ir tai gali suteikti galimybę pasiekti daugiau, ko kiti žmonės nesugeba, vien tik dėl to, kad aš gebu pritaikyti tas žinias, kurių kiti tiesiog praleido, neįsisavino tuo metu, kol aš mokinausi, kiti sėdėjo ir šaudė į lubas su šiaudeliu. Paradoksalu, bet iš tiesų mūsų visi poveikio tyrimai rodo ilgamečiai, kad vaikų apskritai gerėja pažymiai kitose dalykuose, kai vaikai pabando kurti mokomasias mokinių bendrovės. Nes kai vaikam verslininkam reikia pristatyti savo verslo idėją, jie tikrai nori, kad skaidrėse lietuvių kalba blizgėtų. Kai jie pristato verslininkam savo prototipus, jie turi žinoti visas chemijos formulės, kodėl jie ten darė vienaip arba kitaip, kodėl brėžiniai yra taip nupiešti ar ne. Ir jie grįžta pas mokytojus ir jie grįžta su daugiau klausimų, daugiau domėjimuose ir noro tikrai suprasti. Nes matyt praktinis, ką mes ir šiandien matom, ar ne, vaikams šiandien neužtenka tik tai žinių ir teorijos klasė. Jiems reikia praktinio pabandymo. Ir tada, kai jie gali pabandyti per Junior Achievement pamokas sukurti tai, jie supranta, kodėl jiem reikia tų dalykų, kur mokytojai taip stengiasi, sako, jums tikrai to reikia, čia svarbu mokytis, bet jie patys pajaučia, nes jie mato tą problemą, nes štai to reikės eiti ant scenos, jiems pristatyti savo nuostabią verslo idėją ir jie turi žinoti, kad jie bus 100% pasiruošę. Tai tada visi mokytojai ateina į pagalbą su savo žiniom, mes visi atsiverčiam tos buvusius vadovėlius ir pasižiūrim, aha, kaip buvo iš tiesų, ar ne, kur yra tos taisyklės ir kaip aš turiu žinoti. Ir netgi, tikrai labai daug ir mes matom ir apskritai verslo pasaulyje, visi stiprus verslininkai yra be galo išsilavinę žmonės, be galo išmintingi, be galo empatiški tai pačiai visuomeniai. Ir šiandien mes, kadangi Lietuvoje, bet ir šiai dienai turim virš jau 3000 mokinių, kurie kuria mokomasias mokinių bendrovės, turim begalę mentorių, verslo atstovų, kurie grįžta į klases, kurie pataria vaikams, kaip daryti geriau, pas kurios vaikai kreipiasi irgi įvairių patarimų, nuo inžinerinių patarimų, kaip čia pabaigti tą prototipą iki galo, ar ne, iki rinkodaros, finansų, suvokimo, kaip veikia rinka ir kaip ateiti geriausiai pas klientą. Taip sakant, mokinys, kuris žengia žingsnį į priekį, atrodo anksčiau laiko, kurdamas verslą, leidžia paskui jam susivokti, kad kartais reikia 2 žingsnius atgal sugrįžti į mokyklą ir palaukit, kaip ten yra tai lietuvių kalboje, ką galima po ko rašyti. Jūs savo kurite prototipus, tiesa? Mes kūrėme savo prototipus, kūrėme bandymus, su kuriomis po to keliaujame į mokyklas ir atliekame su mokiniais. Mokyklos užsisako ir nesatiksla. Aš labai atsiprašau, kad taip. Bet jeigu kalbant apie mokyklas, tenka man keliauti ne tik tais kaip STEAM centro darbuotojai, bet ir kaip nuo kitų organizacijų ir matyti mokyklas. Tai ką galiu pastebėti, tai jau vis daugėja mokyklų, kurios turi lazerius, 3D spausdintuvus, ploterius ir kitą įrangą. Ir kuo toliau, tuo daugiau yra jos įgalinamos ir mokiniai gali visko naudotis. Tai tas labai džiugina, kad FabLabo skaitmeninė laboratorija vis auga ir plečiasi ir tų darbuotojų, mokytojų irgi daugėja. Taip, jums atvažiavus į mokyklą jau nereikia, nežinia, kiek įrankių atvežti, jau taip. Mokyklos pačios turi įrankius, jūs tik rodote, kaip, sakant, galima dar panaudoti. Tai apart tokio vandens taršos prototipų, kokius dar prototipus esate sukūrę su mokiniais? Su mokiniais, jeigu kalbant, čia yra su kolegomis, o su mokiniais, aš taip pat vienoje mokykloje esu įsteigęs mokomasias mokinių bendrovės ir čia papasakosiu pernai metų jų produktą. Tai mergaičių produktas, jos norėjau kurti juvelyriką. Iš pat pirmųjų
nusipirkdavo karoliukus ir ten vėrtos karoliukus, aš jom pasiūliaus. Žiūrėkit, mokykla turi 3D spausdintuvą, jūs galit pačios karoliukus spausdintis ir visas kitas priemonės. Tai jos nusprendė žiedus gaminti. Žiedos savikaina apie 20 centų, pardavinėdavo už 2-3 eurus. Ir tada, ką mokinė suprato, kad reikia mokintis matematiką, finansus, po to suprato, kad žmonių skirtingos rankos, skirtingi pirštai ir diametrai. Tai tada jie nusipirko slankmatį, su slankmačiu pradėjo matuoti žmonių rankas ir per 5-10 minučių tavo unikalus žiedas atkeliauja pas tave pasirinkta spalva. Tai tas verslumas ir to į skirtingų dalykų integracija labai puikiai atspindi visą tai. Tai turėjo problemą ir tą problemą išsprendė ir prisitaikė prie rinkos. Prašau, ir turite dar vieną, taip sakant. Turim dar vieną, čia irgi kitas bandymas ir sprendžiam problemą, kad įmanoma nusipirkti medaus, kuris gali būti netikras. Būna įmaišyta cukraus. Esam turbūt visi tą girdėję. Taip, ir ten reikia šaukštą statyti, prie šviesos dėti, ten pakratyti. Ir gal per pilną tipą vis pamatyti. Taip. Tai mes su komanda Vilniaus sukūrėme prietaisą, tai čia viskas atspausdinta 3D spausdintuvo. Tai kas yra dedamas? Yra dedamas mėgintuvėlis su tirpalu ir mes, kadangi medaus negalime tiek daug pripirkti, nes čia reikėtų ir kaštai labai išaugtų, tai ką mes darome, skirtingas cukraus koncentracijas turime ir čia iš apačios yra šviesa, iš viršaus yra prietaisas, kuris fiksuoja šviesą ir žiūrim, kiek per tirpalą yra pralaidu. Ir tada turime skaičius. Ir juos užrašę matome, kokios koncentracijos, jeigu žinome mes medaus koncentraciją, kokia yra ir mes turime kreivės, tai čia jau matematika ir tada matom, kiek tikras ar netikras tai gali būti medus. Prašau, sakar. Koks praktinis prietaisas. Taip. Mums kaip lietuviams tai reikėtų dar šaltibarščiai, kiek natūralus. Jo, šiaip taip papildant netgi apie tai, ką vaikai kūrė mokyklose, vat mes kadangi labai per Lietuvą daug matom komandų, vaikai dažnai pasirenka tas problemas, kurio arčiausiai jų. Maistas, mokymosi aplinkos, ar ne? Pavyzdžiui, tikrai vaikai labai daug kūrė sprendimų, kaip pasiruošti egzaminui greičiau, ar ne? Jiem tikrai svarbu ir ta aplinka, tai oro tarša, ekologija ir man labai šiaip žavu matyti tikrai vaikai šiuolaikinė karta, jie tokie daug sąmoningesni, jie turi daugiau žinių apskritai apie ekologiją, tiek vandenynų, tiek oro, tiek uždarų patalpų ir jie ieško tam sprendimo. Man labai smagu matyti, kad vaikai irgi susidomėję yra ir žiedinė ekonomika, jie labai perdirba įvairias žaliavas, pavyzdžiui, komandą Klaipėdoje turim, kur sukūrė muilą iš antrinių žaliavų panaudoto aliejaus. Tikrai praleido ne 1 valandą chemijos laboratorijose, eksperimentuodami, prototipuodami, kol jau gavo tą konsistenciją, kurią gali naudoti ir su kuria gali išeiti į rinką. Ne? Tai matau, kad tikrai mūsų šiuolaikiniai jauni žmonės, jie tokie labai ir socialiai, ir aplinkai jautrus, ir empatiški, ir jie naudoja tiek inžinerinės žinias, tiek verslumo žinias, sukurti produktus, kurie būtų prasmingi tiek visuomeniai, tiek žmonėm ir padėtų mums visiems geriau gyventi. O ne vien sukurti daiktą, kurį parduoti kaip įmanom greičiau ir... Taip. Su kokiom problemom susiduria galbūt ATSTEAM centrai? Gal kažko trūksta? Gal, taip sakant, dabar yra ta gera proga viešai paprašyti, viešai pasakyti jūsų problemą, galbūt, taip sakant, mokiniai išgirs ir patys dar sugalvos kažką. Šiaip, bent jau šiai dienai didžiausia problema, kurią aš matyčiau, tai irgi nėra įranga, nėra priemonės, nėra medžiagos, yra mokinių baimės. Mokiniai patys bijo pabandyti, nes bijo nusivilti, nes o kas bus, jeigu nesigaus. Ir ką aš matau labai gražią detalę bandyti mokykloje mokymosi periodo metu dėl to, nes ateityje klaidos tiktais daugiau kainuoja. Ir dėl to šitą vietą pabandyti, kol dar nėra labai kuo rizikuoti, kol visas priemonės duoda, suteikia, kol yra terpė, kurioje yra palaikantis žmonės, kurie padeda, iš tiesų yra labai lengva ir labai yra sveika klysti, nes tai išmoko, kad tos klaidos jos nėra tokios skausmingos. Ir būtent šitą vietą gal tas paprašymas, ko trūktų mokiniam, tai drąsos pabandyti. Ačiū labai už tokį gražų palinkėjimą ir už tai, kad atnešėt prototipus, parodėt, kad tikrai
verta kurti ir su ta kūryba galima tikrai toli nueiti. O aš noriu priminti, kad mūsų pašnekovais buvo Andželika Rusteikienė, Lietuvos Junior Achievement Director. Ačiū labai, kad buvote su mumis. Algirdas Vėversis, FabLab darbuotojas, Panevėžio STEAM centras. Ačiū Jums. Ir buvo Rokas Bėlekas, Vilniaus universiteto metodinės STEAM ugdymo centro skaitmeninės gamybos laboratorijos metodininkas. Ačiū Jums labai už tai, kad buvote ir atnešėte prototipus. Ačiū. Aš noriu padėkoti mūsų žiūrovams už dėmesį ir, tai lauksiu Jūsų jau kitoje tinklalaidėje, kur mes toliau domėsimės, kasgi yra tas STEAM ir su kuo jisai yra valdomas. Ačiū.